Emocinis perdegimas prasideda ne tada, kai jau nebegalite, o tada, kai vis dar galite, bet jau nebenorite. Kol dar tik tai nuovargis, jūs vis dar jaučiate norą, gyvybę, impulsą ir net jei sunku, viduje dar ugnelės yra. Tačiau kai ilgą laiką ignoruojate savas ribas, organizmas nustoja prašyti ir jau pradeda stabdyti. Perdegimas atsiranda ne tada, kai viskas griūna iš išorės. Jūs dar gana gerai funkcionuojate, dirbate, atliekate pareigas, bet viduje atsiranda tuštumos jausmas, emocinis atbukimas, tarsi atsitraukimas nuo savęs. Jūs darote, einate, nes reikia, nes taip, kadangi esate atsakingi, nes taip įpratote. Tačiau ryšys su savimi silpsta. Ir tai ne motyvacijos trūkumas ir nesilpnumas, tai signalas, kad per ilgai ignoruojate man jau per daug. Ir per dažnai lipate per save, per negaliu, per reikia, per privalau, turiu. Ir jeigu čia atpažįstate dalį savęs, parašykite man. Kartais pakanka vos 15 minučių, kad aiškiai suprastumėt ir pajustumėt būdą, kaip iš to išeiti ir daugiau nebegrįžti. Patikėkit, tikrai labai puikiai jūs suprantu, nes pati tokiose aplinkybėse buvau.